Ar ir tu pavargai nuo pastovių klausimų iš savo draugų ar šeimos narių, kur stosi, ką studijuosi ir kaip tu iš viso matai savo ateitį? Aš asmeniškai girdžiu šitos klausimus kiekvieną dieną ir jau tada tikrai pradedi nerimauti ir galvoti apie ateitį. Tačiau man labai padėjo vienas toks karjeros testas, kuriuo noriu su jumis pasidalinti. Vadinasi Wonder Map testas, kuris padeda suprasti savo stiprybės, asmenybės bruožus ir kokios profesijos tau labiausiai tiktų. Ir kaip tik prieš kelias mėnesius atlikau šį testą, tiek daug sužinau naujų dalykų apie save ir kažkokių naujų bruožų, kuriuos aš galbūt taip nepastebėdavau, bet juos turėdavau. Tas testas vyksta labai greitai, užtruko vos apie 30 minučių, bet kame esmė, kad tenais realiai atsiranda tik naujas klausimas ir tu turi iš karto atsakyti labai greitai. Ir aš manau, tai yra specialiai padaryta, kad tu tiesiog atsakytum, kaip iš tikrųjų tu manai, neoverthinkindamas. Patys klausimai buvo tikrai labai paprasti ir įdomus. Kai gavau testo rezultatą, aš realiai buvau labai patenkinta, nes kaip ir aš tikėjausi gauti tokius rezultatus ir mane labai jie tenkino. Ir dabar aš esu įsitikinus, kad aš noriu eiti link komunikacijos, verslo ar tarptautinių santykių kryptim. Tuomet po kažkiek laiko aš turėjau 1 valandos konsultaciją su ekspertu, su kuriuo mes aptarėme mano tas stiprybės ir aptarėme šiaip, kaip aš matau savo ateitį. Ir taip pat konkrečiai perėjom per visas tas stiprybės ir daugiau pakalbėjom apie tai, ar aš sutinku su tais rezultatais ar ne. Na, trečias žingsnis yra jau pats planas, kuriame jums padeda sukurti jūsų ateities planą, kokią programą jūs pasirinksite, ar tarptautinę, ar nacionalinę. Ir tiesiog duosiu jums step by step guide, kaip pasiekti sėkmingos karjeros. Tai štai taip atrodo puslapis wondereducation.lt Wonder Map karjeros testas. Tikrai labai visiems siūlau, ypač tiems, kurie labai yra pasimetę tarp savo stiprybių. Visus labai myliu, bučiuoju ir iki.